Na kągi, gerbiami žiūrovai, o dabar išvysime dar vieną, galbūt šiek tiek netradicinę kovos meno rūšį, tai yra Trikingo asociacija ekstremalūs kovos menai. Asociacija visuomenė plačiau supažindina su trikingu, martial arts tricking. Tai gana naujas, alternatyvus sporto judėjimas, kuriame derinami kovos menai, gimnastika ir kitos sporto šakos. Jungiant visus šios elementus gaunami įspūdingo vaizdo deriniai, naudojant tik savo kūną, jo lankstumą ir jėgą. Ir šis pasirodymas bus ypatingas, todėl kad į sceną noriu pakviesti ir atlikėją Iron Vytą, kuris padės Trikingo asociacijai pasirodyti šiandien ant tatamio. Labas vakaras, kovos menų mylėtojai. Ar jūs gyvi? Negirdžiu, ar jūs gyvi? O šita pusė? Bet šita tokia solidesnė, po biškių. O visi kartu? Nu ką, pradedam, kviečiam hebridę ant tatamio. Ir kas mane džiugina, kad ne tik kovos menai gauna dėmesio, bet ir Repukas. Pajutam visi nors galvom, sėdžiam. Įkvėp pozityvo ir užteks liūdėt. Supras gyvenimas keičiasi, tai reikia tik norėt. Pasiek daugiau, arba kažko tiesiog siekt. Svajonės pildosi, tai reikia jų turėt. Jie yra kur kristi, žinok, yra kur kilti. Tik bandyk kabintis kilsi, nenusivilsi. Gyvenimas kaip pasakos įvairios. Vienas randa lobį kitam, tenka Sizifo darbas vertinu patirtį. Užskaidų ir nuopolių, skaigilės klaidų. Susijami ir mokas iš jų. Gailių žmonių, kurie neturi svajonių tikslo, dar labiau gaila tų, kurie vadina kvailystę, sako nori prajuokinti Dievą, pasakyk jam planus. Man nerūpi ar juokis, bet daug ką jau turiu. Sakau, sakysiu, kad svajonės pildosi, svarbu ir pozityviai į viršų. Kiek spyrių gyvenime visi turėjom, kiek kartų atrodė, kad paskutinę priėjom. Bet kažkodėl mes čia iki šiandien atėjom, nepasidavėm niekam, nesutikėjom. Kiek spyrių gyvenime visi turėjom, kiek kartų atrodė, kad paskutinę priėjom. Bet kažkodėl mes čia iki šiandien atėjom, nepasidavėm niekam, nesutikėjom. Tikėk savimi, tikėk kitaip. Tu tikėk kitaip, tu tikėk kitaip. Sieki svajonės, kurią laikai. Kurią laikai. Jei manai, kad šiandien tavo blogiausia diena, ne. Rytoj bus geriau, juk naktį keičia aušra. Svajonės pildos, aš tai žinau, aš to tikiu. Savaitės, mėnesiai, metai, pala prireiks tau jėgų. Vienam iškert viskas, kitam pastovės kliūtis. Vienas gauna neprašęs, kitam dėl to reikia grumtis. Kai svajoji ir nori, tai laikas keičia taisyklės. Vieną dieną tu rūpininkas, kita žurnalistas ir nesvarbu. Ofisas eringas, jeigu tu laimingas, reiškias, elgis teisingai. Reikia atras, ką nori, o ne kad turi kaimynas. Tu pabūk savimi, pajaus, kas kaitrina dienas ir nusispjaut. Į kas tave ir laiko durnų, svarbu judėk į priekį, sėkmę pasitiksi prie durų. Lys moko gyventi, protingi patarė, kvailiai nurašo anksčiau, protingi išvelgia prasmę, kaip bebūtų pasaulį, juk nepakeisi visų, neįteikinsi, bet ar to reikia? Jei abejoji jėgom, pažiūrėk į viršų, jei pagavai fortūną, nepaleisius iš pirštų, patikėk ratiškas, svajonės niekad nemiršta. Jei abejoji jėgom, pažiūrėk į viršų, jei pagavai fortūną, nepaleisius iš pirštų, patikėk ratiškas, svajonės niekad nemiršta. Kuo arčiau tikslu, tuo daugiau pozityvo. Tikėk savimi, tikėk kitaip. Tu tikėk kitaip, tu tikėk kitaip. Sieki svajonės, kurią laikai. Kurią laikai. Jei manai, kad šiandien tavo blogiausia diena, ne. Rytoj bus geriau, juk naktį keičia aušra. Palaikom hebrytę, duokite triukšmo, daugiau.
nacionalinis akcentas. Čia. Ačiū. Jūsų aplodismentai Iron Vytas. Džiaugiamės, kad buvai su mumis ir norėčiau pakviesti visus į Iron Vyto koncertą. Tai bus pirmasis koncertas susijęs ir su sportu, nes jis vyks sporto klube Gym Plus. Jau gruodžio 18 dieną kviečiame visus ir dėkojame. Žinoma, Trikingo asociacijai, ekstremaliems kovos menams. Mes džiaugiamės, kad jauni žmonės kultivuoja visiškai naujas ir kitokias kovos menų rūšis. Tad pirmiausia, norėčiau įteikti apdovanojimą tiesiog už nuopelnus, kad esate Andriui Blumbergui. Jūsų aplodismentai už nuopelnus Lietuvos kovos menams. Taip pat Trikingo asociacija ekstremalūs kovos menai. Geriausias sportininkas Deividas Jakavonis. Ir geriausias metų treneris Haroldas Savickas. Ačiū labai dar kartą jūsų ovacijos. Trikingo asociacija ekstremalūs kovos menai.